Pabaisikui, su jumis Reta. Ir šiandien ta dalis mano upės kostiumų, nes yra naujų kostiumų, kuriuos aš padariau. Dar kartą sakau, jeigu jūs sėdit Facebook'e, jūs tikriausiai juos jau matėt. Bent jau beveik visus. O jeigu žiūrit mano streamus. Bet netgi jeigu jūs matėt, būtų fain, jeigu jūs pažiūrėtumėt. Jo. Žinoma, įdomu. Tai jo, pradėkim. Mas rašytas, jis gavosi žiauriai šlikštai. Ne ką, pasakysiu jums. Čia tiesiog mažas huskis. Niekam neišsiskirianti pelė, tiesiog aš norėjau atsikratyti purvinų LPS suvarytų, todėl ją nudažiau. Ir man reikia dar dabaigti čia nudažyti kaspinėlį ir štai čia kaspinėlį. Tikriausiai dažysiu žydrą spalvą, bet kol kas nežinau. Sekantis yra toks, nesakyčiau, kad jis labai pavykęs, nesakyčiau, kad jis labai nepavykęs, tiesiog random. Gerai, nelabai atrodo. Ypač ta akis kažkodėl nelabai. Reikės biškai pataisyti, bet jis buvo labai aptrintas ir pasipo pridžiūrė kažkokie raudoni dažai, kurie nenusiplovinėjo. Tai jo. Jis yra kažkoks vandens mistinė būtybė. Kas žaidžia žaidimą Dragon City, tikriausiai žinot, ten yra toks vandens drakonas, aš bandžiau padaryti kažką tokio. Aš labai norėjau padaryti kažkokią įdomią būtybę. Tai va, biškai pasi problemos su ūsais. Ir jo, biškai skilinės pradėjo. Bet šiaip man patinka jo akis, blakstienos visai, bet jau iš tos akis ten geresnis, iš tos biškai susilėjusios. Man patinka, kaip atrodo blakstienos ir iš vis jis atrodo pusę veido, tik šitie ūsai atrodo labai biškai keistai kažkaip. Štai šitas toliau, kaip jūs pastebėjot, pradėjau daryti daugiau su visokiausiam detalėm tokiom. Jie atrodo tada originaliau kažkaip, įdomiau, žinoma, su tokio LPS nepažaisi. Tarkim, jeigu kažkam jie reikalingi žaidimam. Ir kažkaip irgi jo nei perrengsi, nei nieko, bet šiaip, kai nudažyti, atrodo įdomiai. Tokį aš padariau tokį taškiuką, liktais čia atspindis yra, jis atrodo visai fainai. Man patinka blakstienos. Ir gan fainai atrodo tos gėlės. Ir čia dar gėlytė biškai išstapus, bet kai visada pas mane rankos ne iš to galo auga. Tai va, ir kad aš kažko neištepčiau būtų tiesiog labai keista. Rašytas ir ne čia ne kraujas, nes biškai primena kažkokį kraują. Jo. Man pradėjo patikti daryti kostiumus ragais. Yra dar vienas kostiumas, kurį aš su ragais padarau. Ir man patiko daryti tokius labai keistus daiktus. Akis biškai kreivos, nes buvo labai sunku padaryti, nes čia yra, kai būna absoliučiai lygus paviršius, kai būna LPS tokiam snakučiais tokiais. Todėl yra labai sunku kaip normaliai kažką nupiešti, bet aš visai džiaugiuosi, kai gausis, atrodo gan įdomiai. Ragai įdomiai atrodo, tai jo. Sekantis yra štai šitas, jis yra maždaug, kaip aš dariau vandens kažkokį tipo sargėtojo vandens, dievą, vandens magą, ką žinau, kažkoks keistas daiktas vandens tas, vandens būtybė. Aš nusprendžiau padaryti miško, gamtos kažką tokio, akmenukai, samanytės. Ir ragus aš bandžiau padaryti panašus į medžius. Nes įdomiau būtų, jeigu aš būčiau padarius čia va gal kokių samaniukų dar. Bet aš bandžiau daryti tiesiog pagal spalvą kažką tokio įdomaus ir biškai tekstūrą. Nes, tipo, gamtos, aš vis galvoju, aš pažiūrėjau kostiumą visai kitaip daryti, bet kažkas gavas šiaip keista. Dėl to galbūt spalvos labai keistai atrodo pas LPS ir kaip padarytos tos detalės. Bet man čia patinka, kaip gavos akmenis ir patinka, kaip gavos sabonas. Ir jis yra žiauriai sunkus, nes tie ragai tiesiog sveria, ką žinau, žiauriai daug. Ir kaip man čia biškiau nuskilsta, bet tai dzin, jeigu nukris, prikliuosiu vėl. Akis nelabai gavosi, pasakysiu jums, nes kažkas čia ėjo ne taip. Tiesiog, kad šitą LPS akį žiauriai mažas ir sunku piešti. Tai va, man šiaip žiauriai patinka. Dabar kol kas aš jau tikriausiai nemainysiu niekam. Tai va, tokie dalykai. Štai šitas nėra labai gražus, bet man nėra labai baisus. Nežinau, kaip kam. Aš turėjau tą suvarytą Destiny Cat, kur aš rodžiau per tam video, tą, kaip sakiau, baidyklę.
Ir bandžiau šios kažką biškį, bet normalesnio padaryti. Nu, šiaip palimanė normalesnė negu buvo. Ir čia pradėjo lūptis. Nervina tokie dalykai, prie kaklų lūpasi. Tai va. Nežinau, man patinka, kaip atrodo bordinė ir violetos spalvos. Ir tuo metu žalis akis. Uždėjau žalį kaspinėlį. Dizainas niekom kažkom patingas nėra. Tai va. Ir paskutinis kastam, kuris vienintelis šitų turi vardą, tai yra Tesa. Tai yra Kolis. Čia nelabai matos, bet jo akis kaip šito kaspinėlio, jos atrodo kaip kažkokios rūdos. Ant video. Nu, tarkim. Pas ją juodas vernys, nu, kad prie akių. Ir taip toliau. Ir kaspinėlis, kad prie... Irgi prie akių, nes čia akis juodas, čia pačios tos violetės. Nu, supratot, bordinės tiksliau. Ta gumytė biškiai keistai atrodo. Nes netokia ryški. Man patinka, kaip jis gavas. Ir aš žiauriai norėjau jį perdažyti. Aš žiauriai norėjau mergos kolio. Pagaliau turiu. Aš jį žiauriai myliu. Bijau net pradėti mylėti labiau negu retin. Aš toks žiauriai dievinu kolius. Laikas mėgsta kolius. Ja, ir laikas dažnai krenta. O dieve. Man tiesiog šiandien su galva negerai. Susitaikykit. Man šiandien su galva negerai. Tai va, taip netrodo. Tai va, aš dažysiu daugiau kostiumų, bet pas mane dabar pasibaigė dažai. Permatomas nagų lakas, dažai, nu, aišku, jo. Tai va, ir tikiuosi, kad jums patiko šitas video, patiko kostiumai, ir aš šiandien daužta biškį ir kalbu kažkaip keistai. Tai va, jo. Tai tikiuosi, kad jums patiko šitas video, tai jo. Negerai šiandien su mano balsu. Tyviai. Paaiškinkit, kas su juo negerai. Nu, paaiškinkit, nu kas negerai.